eina įgyti kitą specialybę, nes nėra jokių tendencijų, yra įvairiausių specialybių ir tarp tų pačių labiausiai populiarių yra ir baigusių nepopuliarias specialybės. Na, o mes dabar jau priemame tikrai kiekvieną žmogų, suteikiam jam sąlygas, sudarome galimybes įgyti profesiją. Stengiamės atliepti darbo biržos barometrą ir domimės, kokios profesijos yra patraukliausios. Kai kurios profesijos, kaip tarkim mūsų mokykloje, metai iš metų išlieka tos pačios, tai yra virėjo specialybė, ji yra populiari, tebėra populiari ir be abejo bus populiari. Įrangos mokymui turime tokios, kurios dauguma restoranų gražiausių ir skambiausiais pavadinimais mums pavydi, nes iš dabartinių praėjusiais metais skirtų pinigų tikrai įsigijome pačią naujausią, pačią geriausią įrangą. Mūsų mokiniai jaučiame, kad yra mokykloje laimingi, o kaip bus toliau, tai tiesiog te padeda jiem visi, padėkime jiems visi mes, verslas be abejo, mes švietimiečiai toliau jiem mokytis ir turėsime gerą žmogų čia Klaipėdoje. Ačiū. Ačiū labai. Iš tikrųjų, malonu išgirsti, kad profesinis mokymas Klaipėdoje iš tikrųjų agudaruojasi, koncentruojasi ir stiprėja tiek technologinė, tiek teorinė prasme. Ir aš tikiuosi, kad tie žmonės iš tikrųjų ras savo nišą, dirbti čia, ras savo darbo vietą, ras savo galimybę gyventi Klaipėdoje. Bet Klaipėda taip pat yra unikali vieta Lietuvoje, dėl to, kad čia greičiausiai neįsisteigė, atsikėlė pirmasis Lietuvoje tarptautinis universitetas, jeigu aš neklystu. Ir aš labai norėčiau paklausti Eglės, kaip iš tikrųjų padaryti taip, kad kaip padėti pritraukti tarptautinius studentus į Klaipėdos miestą ir kaip užtikrinti, kad galbūt jie čia rastų savo galimybę karjerai ir galimybę įsitvirtinti Klaipėdoje. Ačiū, Andriau. Visų pirma, man labai malonu, aš jau šitose verslo dienose esu nebe pirmus metus ir labai džiaugiuosi, kad tokios vyksta Klaipėdoje, tai noriu pasinaudoti progą ir padėkoti organizatoriams. Kadangi jau pranešimai kaip ir persivertė beveik į antrą pusę, tai manau, kad jau reikia konkrečiau kalbėti, nes jau auditorija turbūt laukia konkrečių nors mūsų pasiūlymų ir receptų. Tikrai niekas kitas, kaip aukštosios mokyklos, turbūt nepajunta jaunų žmonių alsavimo mieste smarkiau, nes mes esame atsakingi už tą jaunojo žmogaus gyvenimą, bent jau laikinai. Mes susidurime su tom problemomis, kaip jis patenka į mūsų miestą ir kaip jis tam mieste jaučiasi. Mokslas, aš turiu dabar galvoje turbūt daugiau studijas, mokymasi. Mokslas iš tikrųjų pritraukia jaunų žmonių į miestą, jaunų ir intelektualių. Ir visi sutinkame, kad tie jauni ir intelektualūs veidai labai pakeičia miesto veidą. Kas mums atrodo labai svarbu? Svarbu, kad tie jauni žmonės, kurie atvažiuoja čia mokytis, pasijustų iš tikrųjų pilnateisiais miesto gyventojais. Kad jie čia pasijustų tie piliečiai miesto nelaikiniai atvažiavę 4-5 metams, o kad jie pasijustų šito miesto patriotais. Ir dėl to čia manau, kad reikia pirmiausia prašyti miesto valdžios atstovų ir iš tikrųjų kreiptis į verslininkus, kurie galėtų tiems jauniems žmonėms sudaryti tam tikras sąlygas pasijusti labai tvirtai mieste. Jeigu mes galime pritraukti šiokius tokius skaičius jaunų žmonių, tai miesto turbūt verslininkų užduotis yra tos žmonės stengtis mieste išlaikyti. Jiems teks toliau su jais dirbti, jiems teks toliau ugdyti jų gebėjimus, jų profesinius gebėjimus, nes aukštojos mokyklos dabar nebesugebės ir turbūt niekada daugiau nebesugebės parengti jauno žmogaus darbui. Jie gali parengti tam tikrą asmenybę tinkančią dirbti,
bet labai sunku dabar iš jo reikalauti, iš aukštųjų mokyklų reikalauti, kad jie parengtų tokį žmogų, kokio reikia darbo rinkai. Nes juo labiau, kad ir ta darbo rinka keičiasi greičiau, negu mes galime apie tai galvoti. Jeigu kalbėtumėme apie tą trečiąją mūsų temos lygiakraščio trikampio kraštinę, mokslas, verslas ir valdžia, apie valdžios kraštinę, tai man atrodo, kad labai svarbu, kad valdžia, ir aš labai čia dėkoju viceministrui, kuris nuo to pradėjo mūsų pokalbį, kad valdžia kaip galima stengtųsi netrukdyti nei pirmajai, nei antrajai to trikampio kraštiniai, nei verslui, nei mokslui. Iš tikrųjų, mes susidurime su labai dideliu reglamentavimu. Reglamentavimu susidurime ir moksle, ir versle, susidurime ir savivaldybių lygių, ir be abejo, ir valstybinių lygių. Jeigu norėčiau konkrečiau atsakyti į Andriaus klausimą apie tarptautinių studentų pritraukimą, tai nėra iš tikrųjų labai paprasta, apie tai aš kalbėjau pernai jau šitoje pačioje istorijoje. Pritraukti tarptautinių žmonių į miestą ir pakelti jo tarptautiniškumo lygį yra lengviau, negu vėliau tuos tarptautinius, iš kitų šalių atvykusius žmonės pasilikti mieste kaip to miesto piliečius, tinkamus piliečius, aš turiu galvoje. Kad jie čia norėtų toliau gyventi, kad jie čia norėtų toliau kurtis. Pirmas reglamentavimas, su kuriuo esame susidūrę, tai be abejo darbo vizų ir leidimų dirbti. Didžiuliai apribojimai. Dabar nuo lapkričio mėnesio galiu pasidžiaugti, kad jau leidžiama verslininkams įsidarbinti arba įmonėms įsidarbinti ir iš kitų ES šalių atvažiavusius studentus nuo antrojo kurso. Tai čia yra gera žinia. Ir po to dar jiems suteikiami metai laiko arba pusę metų laiko, kad jie galėtų susirasti savo darbovietę jau baigę studijas. Bet iš tikrųjų galvodami apie tai, kad Klaipėdoje mūsų demografinės tendencijos labai turbūt neguodžia, nes mes per kokius 15 metų praradome maždaug 60 000 gyventojų. Nuo 220 000 susitraukėme iki 160 000. Tai yra trečdalis to, ką mes turėjome. Ir tas trečdalis tikrai, patikėkite, buvo turbūt darbingo amžiaus žmonės išsikraustę iš Klaipėdos. Tai mes turėtume turbūt klaipėdiškiai pirmiausia pradėti galvoti apie tai, kaip mums reikėtų tą mūsų miesto gyvybingumą atstatyti. Ir štai čia aš norėčiau tiesiog pasiūlyti irgi auditorijos dėmesiui vėliau galbūt diskusijoms tokias dvi svarstyti galimybės. Tai pirmoji galimybė, kad reikia visom išgalėm stengtis išlaikyti mieste studijavusius jau žmonės, nesvarbu, ar tai būtų lietuviai, ar tai būtų iš kitų šalių atvažiavę žmonės, nes studijavęs 4 metus praleidęs šitame mieste jaunas žmogus, jis jau yra pusiau integravęsis į miestą. Jis jau yra pajutęs to miesto kultūrą, jis jau žino to miesto gatves ir įvairius kelius, nesvarbu kur, į kavinę ar į savivaldybę, visiškai nesvarbu. Bet jau jam tie keliai yra praminti. Vadinasi, jam jau čia pritapti yra lengviau. Jeigu jis čia pradės dirbti ir pradės gyventi, mes žinome patys, ką reiškia jaunam žmogui 3-4 metai. Atsiranda šeima, atsiranda būstas, atsiranda tam tikra kita socialinė aplinkui jį terpė, vadinasi labai didelė galimybė, kad jis čia liks ilgesniam laikui. Kai kalbame apie emigravusius jaunus žmonės, mes dažniausiai ir sakom, na kągi norėti, jis išvažiavo jaunas, ar susikūrė šeimą, ten įsigijo būstą ir ten taip pasiliko ilgesniam laikui. Aš manau, kad dabar mums jau reikėtų turbūt bandyti netgi visos valstybės mastu liautis galvoti apie tai, kaip mes susigrąžinsime emigrantus, mums dabar pirmiausia reikia galvoti apie tai, kaip mes nepaleisime iš savo miesto žmonių. Tai pirmas būtų toks galbūt būdas, kaip tą miesto gyvybingumą stengtis atstatyti. Jeigu mes galėtumėme, pavyzdžiui, visi 3 verslas, valdžia ir aukštosios mokyklos Klaipėdoje įsikūrusios
stengtis 5 metam išsikelti tokį uždavinį, kad bent pusę mūsų baigusių absolventų kaip nors stengtis prišnekinti likti mieste, aš manau, kad mes tą gyvybiškumą pakankamai greitai įgytumėme pagreitį tam gyvybiškumą atstatyti. Antrasis būdas, kuris galėtų pagerinti mūsų jaunų žmonių užsibuvimą mūsų mieste, tai be abejo yra dabar stebima vidinė migracija pačioje šalyje. Nepaslaptis, kad daugelis žmonių keičia gyvenamuosius miestus. Pirmiausia, traukiasi labai nemažai beje žmonių iš didžiųjų miestų į kitus miestus. Tai konkrečiai Vilnius, Kaunas keliasi, stebima tokia tendencija. Aš nesakau, kad tai yra masiškas reiškinys, bet stebima tokia tendencija ir pavienių asmenų, stebima tendencija ir kalbų lygių, kai jaunas žmogus ieško pirmiausia geresnės gyvenimo kokybės, kuri jam yra kur dirbti, antras klausimas kur gyventi, o trečias klausimas kaip gyventi. Tai vadinasi, vėlgi ir verslas, ir miesto valdžia turės galvoti apie tai, kaip sudaryti sąlygas jauniems žmonėms čia atsikelti ir pritapti. Vienas iš pagrindinių turbūt gyvenimo mieste, ir jeigu mes kalbame apie tą socialinį kapitalą dalykų, tai yra žmogaus satisfakcija, gyventojų satisfakcija. Ar žmogus patenkintas gyvendamas viename ar kitame mieste, lemia turbūt jo trumpesnį ar ilgesnį užsibuvimą. Nėra turbūt darytų tokių tyrimų, sociologinių tyrimų. Mes dabar čia esame numatę tokį vieną rimtesnį tyrimą daryti, kurį turbūt įtrauksime į to žmogaus pasitenkinimo mieste, gyvenimo mieste tyrimą, bet jo bendra jausena, ar jis čia jaučiasi laimingas, yra labai svarbi. Tai tą jauseną sudaro be abejo daug ką, sudaro ir tai, kaip ar jis saugus yra čia gyventi, ar jam pakankamai yra vietų, kuris galėtų leisti savo laisvalaikį, ar jam pakankama yra socialinė terpė, su kuo jis galėtų kaip lygus su lygiu kalbėtis. Bet vienas iš pagrindinių dalykų tai yra, ar jis iš tikrųjų čia gali jaustis atskleidžiantis, realizuojantis savo asmenybę. Aukštosios mokyklos Klaipėdoje, aukštųjų mokyklų yra berods 6, ne? Universitetai ir 4 kolegijos labai nemažai ir labai svarbi yra iš tikrųjų profesinių mokyklų dalis. Tai aš manau, kad visos aukštojos mokyklos turėtų šiuo metu, nes jos tos jaunuosius specialistus rengia, šiuo metu labai susitelkti ir galvoti apie savo bendrą darbą. Labai daug vilčių dedu į mūsų aukštojo mokslo reikalų tarybą, kur yra susikūrusi prie Klaipėdos savivaldybės. Galbūt jie galės bendrų tokių renginių, kada studentai galėtų pamatyti vieni kitus, arba darbdaviai galėtų pamatyti būsimus savo darbuotojus ir ten galėtume rasti bendrų tokių taškų. Tai gal tiek dabar, kol neprasidės kokia diskusija. Ačiū labai. Na, iš tikrųjų, Eglė užsiminė apie būtinybę sulaikyti žmonės, pasilikti Klaipėdoje ir ieškoti savo karjeras būtent čia. Bet aš dabar norėčiau pakviesti pranešėją, kuri papasakos apie žmonės, kuriuos ypatingai sunku sulaikyti Klaipėdos mieste, nes jie vaikšto į jūrą, jeigu aš teisingai išsireikšiu. Ir gerbiamą Marijau, jūs gal... Prašau. Kažkaip esu aktyvi, tai negaliu sėdėti. Iš tiesų, ačiū labai rengėjams, ačiū kolegoms, ačiū auditorijai už klausimą.
Labai malonu buvo, irgi norėčiau pasakyti, kad tiesiog su kiekvienu pranešėju galiu sutikti ir turime sąsajų beveik su kiekvienu. Ir pradedant nuo profesinio rengimo, ir spiečiais, ir visų socialinių kapitalų. Ir mano pranešimo tema mokyklos identitetas, aukštosios mokyklos identitetas per sąveiką su verslu. Ir iš tiesų tą temą lyg tai ir pati galvojau, kada gerbiamas Mileška paprašė, išduosiu paslaptį. O paskui pagalvojau, Dieve mano, tai labai natūralu ir sudėtinga būtų man, kaip atstovaujant Lietuvos aukštąją jūreivystės mokyklą, kalbėti kažkaip kitaip. Iš tiesų esame reikalingi tam, kad galėtų mūsų šalis vystyti laivybą ir visą kitą. Galbūt tai yra skambūs žodžiai, tačiau ir pasauliniu mastu, tarptautinėje darbo rinkoje jūrininkų dėja yra trūkumas. Prieš kelis metus buvo atliktas didžiulis tyrimas, apie 10 000 profesionalų trūksta, ypatingai laivų mechanikų, taigi kviečiu, kas dar norite įsigyti papildomą kvalifikaciją, ją įgyti. Ir žiūrint iš aukštosios mokyklos kaitos pusės, pasakysiu jums taip pat, kad dirbu šitoj mokykloje jau 22 metus, nuo 92 metų, ir tai yra mano vienintelė darbovietė. Ir kartu su šita mokykla augau ir mačiau, kaip augo ir keitėsi pati mokykla. Na, prisipažinkime ir mano kartos žmonės, kad jūreivystės mokykla netaip jau ir lengva koja stodavo anais laikais. Ir šitas pasikeitimas, kada yra didžiulis konkursas ir tiesiog buvome ir vieni pirmųjų pagal pirmą pageidavimą stojant į jūrinės studijų programas, yra didelis šuolis ir būtent tas šuolis pasiektas per mūsų identiteto formavimą, kuris, pritarsiu gerbiamai Gabijai, buvo ne pasyvus, ne mąslus, ne filosofinis, o buvo tiesiog aktyvus. Mes tiesiog stojome ir ėjome į verslą, nelaukėme verslo, kol jis ateis pas mus, nes vis dėlto, gerbiami verslininkai, įkasiu, vis dėlto jūs reikia dar kviesti, jūs esate verslas, į aukštąją mokyklą vis dar yra kviečiamas. Taip yra. Gerbiamas Olegas neleis man sumeluoti, audituoja mus N metų. Ir šito verslo, ėjimo į verslą ir mūsų mokyklos identiteto formavimo pasiekmė yra sukauptas ne tik socialinis, bet ir ekonominis kapitalas. Tarkime, mūsų mokyklos uždirbamos pajamos, neskaitant valstybės dotacijų ir projektinių lėšų, tai yra apie 35% viso biudžeto. Na, jeigu 32% viso biudžeto sudaro valstybės skiriamos lėšos, tai jeigu privačios mokyklos galėtų sakyti, jūs gerai gyvenate, na, kiek duoda iš to, kas yra duodama, mokykla neišgyventų. Ir jeigu pasižiūrėtume į per tą laiką besikeičiančią aukštosios mokyklos aplinką, kuri iš tikrųjų yra, taikiai pasakius, verslo terminais, tai yra agresyvi konkurencinė aplinka, kada aukštosios mokyklos, ne tik aukštosios, atsiprašau, aš kadangi taip užsiprogramavau, kad aukštosios mokyklos identitetas, kada kiekviena mokykla turi, nebeužtenka tų paslaugų, kaip buvo minėta mano kolegų, tai ne tik mokymas, studijos, mokslas, tyrimai, tačiau mokyklos paskirtis plečiasi ir poreikis būtent yra iš išorės. Verslo partneriai, absolventai kelia kvalifikaciją, reikalauja tam tikrų papildomų paslaugų. Kas galėjo patikėti, prieš, atsiprašau, 15 metų, gerbiamas Olega, jūs sertifikavote mus ISO standartų. Ačiū, kad jūs mane paminėjote. Du kartus. Antrą kartą jau matyt gausite tiek kavos. Ačiū, kavą iš manęs. Tai iš tiesų buvo pirmas toksai žingsnis ir labai džiugu, kad šita kokybės vadybos sistema ir tarptautinių standartų diegimas organiškai tapo kiekvienos aukštosios ir mokyklos ir profesinės mokyklos etalonu. Siekiamybė ir pasiektų rezultatų ir tobulėjimo
tokiu raiščiu. Aukštoji mokykla priversta dabar yra ne tik teikti kokybiškas studijas, ne tik teikti mokslo tyrimų paslaugas, ne tik rengti kvalifikacijos kursus, išgyventi, pritraukti lėšų. Visa tai daroma tam, kad būtų galima pritraukti studentų, besimokančiųjų, kurių dalis yra finansuojama, taip sukurti finansinį pagrindą mokyklai egzistuoti. Taigi visas šitas aplinka konkurencinė, ji verčia aukštąją mokyklą elgtis komercinėmis verslo sąlygomis pagal verslo modelius ir šitaip sukuria tam tikrą konkurenciją rinkoje, kur mokyklos konkuruoja tiesiog iki, taip sakykime, išprotėjimo, kurdamos naujas, kartais ir dirbtinas programas, gal čia pasakysiu savo sektoriui tokią kritiką, tai yra iš tikrųjų, kai jau menas netampa menu, o kūrybinėm industrijom, bet tai yra naujovė, tai yra patrauklu ir pažiūrėkite, kaip žmonės veržiasi. Pliusas gavome studentus, gavome. Kiek tas programa bus, kiek mes iš jos ir paliksim. Tai lygiai taip pat ir jūreivystės mokykla, siekdama savo identiteto, keitėsi ir nuo praeito šimtmečio, 98-6 metų, pradėjo vykdyti ne tik jūrinės, bet ir sausumos programas. Ir patikėkite, buvau tas liudininkas, kada mačiau, kaip mūsų vaikinai sienomis koridorius sustoja, žiūrėjo, kaip eidavo pirmos merginos, kurios pradėjo studijuoti uostinės studijų programas. Iš tikrųjų, vyrai buvo nepakartojami žingsniai. Ir dabar iš tiesų, vėlgi merginos, jeigu pagidauja dėmesio, iš tikrųjų kviečiu gausiu. Visais geras motyvas. Tarp kitko taip. Tiesiog kalbama apie identitetą. Ir iš tiesų moteris, žinote jūrinės patarlės, moteris laive ir ten visos nelaimės. Iš tikrųjų atsirado ir merginų laivavedžių. Aktyvios yra šiuo metu 3 laivavedės, kurios dirba laivuose, lygiaverčiai su vyrais ir neprasčiau. Tarkime, mums tai naujovė. Tačiau Vokietijoje ypač yra populiaru moterys mechanikės. Tai vienos mūsų bendradarbės vyras, nuvažiavęs į jūrą, žinot, skambina, viskas vyksta čia pertraukų metu ir sako, klausyk, aš vyriausias mechanikas, mano pavaldinys antras mechanikas moteris, stažuotoja moteris, po Jėzų Marija. Tai, žinot, pasikeitė pavydo vektorius. Nebe iš jūros į krantą, o iš kranto į jūrą. Tai šitą irgi reikia matyti nugalėti. Ir tarkime, visi šitie mano čia linksmi pasakymai formuoja mūsų mokyklų korporatyvinę strategiją, kurios vienas iš pagrindinių, kaip čia sakant, akmenų pradžios, tai yra būtent korporatyvinis identitetas, kuris reiškia, kaip mokykla atrodo, ką ji daro, kokia jos strategija ir svarbiausia, kaip ji bendradarbiauja su verslo aplinka. Tai pagal mūsų studijų programas, kurios pusė iš jų nukreipta į jūrinės studijų profesijas, kita pusė į uosto, mes bendradarbiaujame su šitom įmonėm, kurios dažnai yra stambios, turtingos, arogantiškos, turi savo specifinių reikalavimų ir juos reikia nugalėti, taip sakau, akademinė prasme nugalėti, juos reikia pritraukti, juos reikia sudominti ir juos domina tik aukšta kokybė. Tai per tokį bendradarbiavimą, per dalyvavimą verslo asociacijose, tarkim, Lietuvos laivų savininkų asociacija, Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacija. Per šitą veiklą taip pat yra bendradarbiaujama ir pritraukiami kviečiami darbdaviai susipažinti su būsimais darbuotojais, rengiami forumai, tarkime, vienam iš paskutinių tokių forumų, labai ačiū už tą žodį, toks nuostabus, tokių susitikimų su jūrų krovos
kompanijų asociacijos narių vadovais ir aukštesnės grandies vadovais. Iš tikrųjų, jie buvo nustebinti, nes jų pačių sąmonėje vaizdinys dar buvo susiformavęs tas nuo anų laikų, kada dar kas ten toji Jėzus Marija ten gali būti. O pasirodo yra ir buvo nustebinti ir įranga, ir mokyklos, ir interjerų, ir eksterjerų. Ir labai gražu buvo matyti, kada, tarkim, su Turkijos studentais, kaip tik mūsų independenso atėjimo dieną, kaip tik Turkija šventė savo nepriklausomybės dieną. Tai va 12 aukšte, bendrabutyje ant stogo šampano nebuvo, bet tokie plojimai ir gražus pasikalbėjimai buvo. Tai vėlgi per bendravimą, per verslą, per įmonės, per pagaliau materialiuosius išteklius, per absolventus šitaip bendraujama ir kuriamas identitetas, kurio linkėčiau visoms mokykloms. Ir mano toks kaip ir klausimas ir patarimas diskusijom matyt būtų, kaip kiekvienai mokyklai rasti savo nišą, o jinai yra, ir kaip išsiskirti iš kitų. Tarkim, ir noriu poniai Gražinai pasakyti repliką, kad kaip gerai, kad praėjo Vyko, Kauko, Panko, Marko ir netėjom iki Plaiko. Ačiū labai už pranešimą. Iš tikrųjų, labai malonu girdėti, kad mūsų akademinė bendruomenė yra aktyvi ir patys eina verslo link. Ir kadangi sekantis pranešėjas jau buvo paminėtas, tai gerbiama Gražinai, ji atstovauja kolegiją, kurioje greičiausiai merginų balansas yra teigiamas ir galbūt tai leidžia šiek tiek lengviau bendrauti su verslu. Nežinau, ar reikia mikrofonų, reikia mikrofonų, gerai. Bet aš irgi prašysiu, kad galėčiau kalbėti atsistojus. Čia jau turbūt ta profesinė liga dėstytojų. Tai noriu pasakyti, kad tikrai atstovauju didžiausiai kolegijai Klaipėdoje ir Vakarų Lietuvos regione. Tai yra Klaipėdos valstybinė kolegija. Ir tikrai prisiminė gerbiama kolegė, pasakė tiesą, kad mes formavomės pakankamai sudėtingai. Ir šiaip jau koleginis sektorius Lietuvoje arba binarinė aukštojo mokslo sistema, priminsiu gerbiamiem verslininkam, kurie galbūt ne taip aiškiai žino situaciją, kad egzistuoja nuo 2000 metų. Ir per šitą laikotarpį daugelis buvusių aukštesniųjų mokyklų, o prieš tai ir technikumo, praėjo ilgą tobulėjimo, savęs identiteto kūrimo kelią. Ir šiandien dienai mes nuo 2009 metų esame Klaipėdos valstybinė kolegija, į kurios sudėtį integruota buvo net 6 buvusios aukštesniosios mokyklos. Tai sukuria tam tikrų problemų arba ne problemų, ypatumų, sakykime, valdant tokią didelę instituciją. Mes esame šiandien 3700 studentų ir dirba apie 500 darbuotojų, tame tarpe 300 dėstytojų. Taigi kaip institucija, kaip darbdavys, taip pat esame pakankamai dideli. Ir galime Lietuvai ir kadangi pozicionuojame save ne tik tai į Klaipėdą orientuojamės, bet ir į Vakarų Lietuvą, tai turime didelę pasiūlą studijų programų, tenkinančią, tarkime, įvairių sektorių poreikius. Darėme tyrimą, tai nustatėme iš tikrųjų labai savikritiškai, aiškinomės, kad faktiškai galime pasiūlyti visų ūkio sektorių įmonėms specialistus. Taigi technologijų, socialinių mokslų, sveikatos mokslų ir fizinių mokslų srityje mes turime 29 programas ir rengiame
inžinierius, medicinos darbuotojus, socialinės srities darbuotojus, vadybininkus ir daug kitų reikalingų profesijų. Ir noriu pasakyti, kad manome, kad ir ne tik manome, bet ir darome tai, kad mūsų studijos, koleginės studijos yra orientuotos į praktinių įgūdžių ugdymą ir norėčiau paprieštarauti gerbiamai kolegijai Eglei, dėl to mes kaip tik tai savo studijomis konstruodami studijų turinį, organizuodami jas, visas pastangas dedame, kad mūsų specialistas kiek įmanoma daugiau būtų pasirengęs darbui konkrečioje darbo vietoje. Taigi, kalbant toliau apie bendradarbiavimą su verslo bendruomenė ir valdžios institucijomis, tai turiu pasakyti, kad jis turi gana gilias tradicijas. Ir šiandien diena iš mūsų reikalauja tik tai gilinti ir tobulinti, didinti įvairovę bendradarbiavimo formų ir iš tikrųjų siekti, kad tas bendradarbiavimas tarp aukštojo mokslo institucijų, aš jau dabar kalbu ne tik apie kolegijas, ir verslo bendruomenės nuo fragmentiško, neretai formalaus, pereitų prie labai realaus ir teikiančio naudą abiem bendradarbiaujančiam pusėm. Taigi, turbūt tos įžangos jau gana, visi suprato, kas mes esam ir iš kur mūsų kojos dygia. Konkrečiai, kokie būtų siūlymai? Labai svarbus ir aktualus klausimas mums yra praktikų kokybė. Taigi, gerbiami darbdaviai, prašytume jūsų, tarkim, skirti dėmesio praktikantam, kuriuos jūs priimate į savo organizacijas. Pirmas dalykas, tai būtų suderinti praktikų programas, kad jos būtų adaptuotos ir atlieptų konkrečios organizacijos interesus. Ir priskirtumėte moderatorių, ar tai kuratorių, ar tai žmogų, kuris galėtų tam praktikantui pagelbėti, adaptuotis jūsų organizacijoje. Tai tuomet galbūt jums tas praktikantas būtų naudingas kaip darbuotojas, neretai neapmokamas darbuotojas. Kita vertus, jūs turėtumėte galimybę realiau įvertinti to darbuotojo būsimo galbūt kompetencijas ir padaryti sprendimą galbūt jį įdarbinti. Mūsų praktikoje, ypatingai inžinerinių studijų programų, tai labai daug studentų po praktikų lieka tose organizacijose, kuriuose praktikuojasi. Kitas siūlymas, antras, realiai vertinti specialistų kompetencijų poreikį. Na, gerbiami darbdaviai, prašom neįsižeisti, bet jūs neretai nelabai patys galite įvardinti ir žinote, kokio specialisto jums konkrečiai darbo vietai reikia. Ir tai sukelia tam tikrą konfliktą. Ta prasme, kad jūs mums priekaištaujate, kad mes rengiame ne taip, o kai mes klausėme jūsų, o kokio jums reikia, jūs negalite tinkamai įvardinti. Taigi vėlgi čia buvo pasakyta apie diskusijas ir gerbiamai Arui, ačiū už šitą diskusiją, aišku, galbūt tokių konkretesnių ir realių turėtų būti daugiau. Taigi ir kitas su šita kompetencijų problema susijęs reikalas, tai yra įgyvendinti koreliaciją tarp pareigybės, kompetencijų ir darbo užmokesčio. Tai būtų turbūt esminis reikalas ir dėl to, jeigu bus darbo vieta, bus šita koreliacija mano įvardinta,
tai mes ir tą žmogų ir Klaipėdoje, ir vakarų Lietuvos regione tikrai jis ir pasiliks, ir kurs savo namus, augins vaikus ir įsitvirtins čia. Todėl, kad tai yra tikrai patrauklus kraštas. Galiu pasakyti labai aiškiai, Klaipėdos valstybinėje kolegijoje 1/3 studijuojančių yra klaipėdiečiai, o 2/3 yra daugiausiai atvykę iš vakarų Lietuvos regionų. Taigi mes esame vėlgi savotiškas traukos centras, būtent tos migracijos vidinės, apie kurią buvo kalbėta iš kaimo į miestą. Ir kitas dalykas, nemanau, kad irgi yra blogai, jeigu tie žmonės, jauni žmonės, grįžta į savo gimtą miestą, į vakarų Lietuvos regione esantį. Dabar per šį pusmetį teko pabendrauti su visų savivaldybių, vakarų Lietuvos savivaldybių merais ir kitais vadovais. Kiekvienai savivaldybei yra savitos problemos, bet šita problema, apie kurią mes šiandien iš esmės kalbame, vienyje visus. Pritraukti, išlaikyti jaunus žmones, kad jie kurtų savo gyvenimą čia. Taigi, trečias siūlymas. Jis jau nuskambėjo, aš tik tai labai trumpai pasikartosiu, kad mes norime paskelbti, kad kolegijose yra nemažas būrys tyrėjų, kurie gali būti naudingi verslui, sprendžiant konkrečias verslo problemas. Taigi mes siūlomės, kvieskite mus, mes tikrai sutelkę visas pastangas galime padėti tas problemas išspręsti. Ir tokios patirties tikrai turime. Na, pavyzdys, Klaipėdos miesto maršrutų tyrimai, kuriuos atliko Klaipėdos valstybinės kolegijos studentai, jų pagrindu yra sudaryti viešojo transporto maršrutai Klaipėdoje. Ne visi